Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje aptarėme, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 6. 2026 metų savaitė. Iš geresnių naujienų. Pradėta bandomoji gamyba Windfarm Akmenė 2 vėjo parke. Lietuviai pas kaimynus įrengė didžiausią Baltijos šalyse saulės jėgainių parką, o Iltė lengviau skolins žaliosios energetikos plėtrai. Iš tokių vidutinių, šią žiemą Lietuva patyliukais gyvena be vieno iš 4 kronio agregatų, o šilumos sąskaitų šuolis sieks iki 90%. Be to, Litgrid investuos 96 milijonus eurų perkrovos pajamų ne tik į naujas jungtis, o šalčiai elektrą nutraukė 10 000 vartotojų. Štai papunkčiui. Era of Europe's full energy independence from NATO Russia. is launching Baltic For Sentry. God's sake, this man cannot remain powerful. Goodbye Russia, goodbye Russia, goodbye Lenin. Pradėkime nuo šlubo kruonio. Jau 8 savaitę dėl bloko transformatoriaus gedimo neveikia antrasis kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregatas. Kolegos verslo žiniose iškapstė šią informaciją praėjusią savaitę, bet bendrovė apie tai paskelbė viešai, bet itin negausiai stebimoje elektros biržos Nord Pool skubių rinkos pranešimų sistemoje iškart po įvykio gruodį. Gruodžio 16 dieną pranešus apie gedimą buvo tikimasi jį sutvarkyti iki gruodžio 19. Vėliau terminas pratęstas iki sausio 2, sausio 31 ir vasario 28 dienos. Anot bendrovės šiuo metu vykdoma transformatoriaus gedimo diagnostika. Likę 3 kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregatai teikia rezervų paslaugas elektros tinklo valdytojai, taip pat gamina elektrą komerciniu pagrindu. Tai taip pat reiškia, kad šalčiausias metų periodas bus įveiktas su šluba didžiausia šalies baterija. Kodėl tai svarbu? Vieno agregato poveikį elektros kainoms rinkoje yra sunku įvertinti, tačiau kruonio hidroakumuliacinės elektrinės funkcija be rezervų užtikrinimo yra moderavimas. Tai yra pertekliaus suvartojimas ir parama pikų metu. Tai reiškia mažiau itin žemos ir itin aukštos elektros kainų epizodų. Kolegos į paviršių iškėlė informaciją, kuri padėta viešai, bet itin nuošaliai. Pamoka ta, kad gražios bendrovės prezentacijų skaidrės nebūtinai reiškia skaidrę komunikaciją. Tokie epizodai primena, žiniasklaidos ir įmonių komunikacijos funkcijos ir tikslai vienas kitam prieštarauja. Tad profesinis paakinimas toks, kad būtina stebėti tuos šaltinius, kuriuose už nepasirodžiusią informaciją įmonė gali gauti per galvą, ar dar geriau, per piniginę. Dabar apie naują vėjo parką. Lietuvos elektros sistemos valdytoja Litgrid prie tinklo prijungė Kruopių vėjo elektrinių parko transformatorių pastotę, o su jie 100 MW galios vėjo parką Windfarm Akmenė 2. Visą projekto sąmatą neskelbiama, bet SEB bankas jam skolino 125 milijonus eurų. Parkas pradėjo bandomąją elektros gamybą, o komercinės veiklos pradžios tikimasi jau šiemet. Su šiuo vėjo parku Lietuvoje jau veikiančių saulės ir vėjo elektrinių leistina generuoti galia, tai yra tiek, kiek jiems leidžiama gaminti maksimaliu pajėgumu, sudėjus perdavimo ir skirstymo tinklus siekia 5,3 gigavatus ir sudaro daugiau nei 60% visos šalies elektrinių galios. Tik vėjo elektrinių galia siekia 2,8 gigavatus. Pernai visa žaliosios energetikos gamyba sudarė 68% šalyje pagamintos elektros. Tik saulė ir vėjas padengė 46,6% poreikio. Kodėl tai svarbu? Elektros energijos gamybos niekada nebus per daug, ypač iš vėjo, nes šių elektrinių gamyba ypač svarbi šaltuoju metų laiku, kai nelieka gamybos iš saulės. Pranešimu verta pasidžiaugti ir dėl to, kad tokius pranešimus tikėtina netrukus pradėsime matyti vis rečiau. Žaliosios energetikos projektų ekonomika darosi mažiau patraukli kreditoriams ir tuo pačiu vystytojams. Dabar apie naują saulės parką. Modus grupiai priklausanti žaliosios energetikos projektų vystytoja Green Genius Latvijos Jekabpilio regione įjungė 120,8 MW galios saulės jėgainių parką. Šiuo metu tai didžiausias saulės jėgainių parkas Baltijos šalyse, investicijos į šį projektą siekia 96 milijonus eurų. Planuojama, kad per metus šis saulės parkas sugeneruos apie 140 GWh žaliosios elektros, to pakaktų kasmet patenkinti daugiau nei 50 000 namų ūkių poreikius. Dėl reikšmės Latvijos energetikai projektą valdančiai bendroviai suteiktas nacionaliniam saugumui svarbios įmonės statusas. Šiuo metu parke tęsiamos 50 MW galios ir 100 MWh talpos elektros kaupimo sistemos statybos.
Kodėl tai svarbu? Lietuvos ir Latvijos elektros kainų zonos yra beveik identiškos. Jei elektra pinga vienoje, tą patį jį daro ir kitoje. Mat šalis jungia 4 300-330 kV aukštos įtampos linijos. Tad kas gerai Latvijai, gerai ir Lietuvai. Ir kiti dalykai. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija skaičiuoja, kad dėl didelių šalčių ir nuo sausio panaikintos PVM lengvatos centralizuoto šildymo sąskaitos už sausį bus 85 ar 90% didesnės palyginti su sąskaitomis už gruodį. Tai, kad sąskaitos, kurias arba jau gavote, arba gausite visai netrukus, bus reikšmingai didesnės, buvo aišku jau anksčiau. Dabar sužinojome skaitinį įvertį. Pirmadienį ryte. Po šalčiausios nakties Lietuvoje per maždaug 30 metų. Dėl nutrūkusio elektros laidų apie 10 000 vartotojų buvo likę be elektros. Jiems elektros tiekimas buvo atstatytas tą patį pirmadienio, antradienį buvo fiksuojami nauji sutrikimai. Po 17 valandos vartotojų be elektros buvo likę 90, daugiausia Klaipėdos regione prie Skuodo. Lietuvos nacionalinis investicinis bankas ILTE galės finansuoti saulės ir vėjo elektrinės, kurios įrengiamos ne tik savo poreikiams, bet ir siekiant tiekti elektrą į tinklą. Taip liberalizuojama priemonė atsinaujinančių energetikos išteklių paskolos juridiniams asmenims. Ji finansuojama ES lėšomis. Tai turės padėti finansuoti projektus, kurių baidosi rizikos nemėgstantys bankai. Ir galiausiai. Litgrid šiemet planuoja surinkti apie 96 milijonus vadinamųjų perkrovos pajamų. Dalis jų bus investuojamos į sausumos jungtį su Lenkija Harmony Link, o taip pat kritinės infrastruktūros apsaugą, perdavimo tinklą bei skirtos perdavimo tarifui mažinti. Gal aš kažką praleidau, bet anksčiau šios lėšos turėjo būti skirtos griežtai tik tarptautinių jungčių plėtrai. Jas pravalgymai imta naudoti energijos kainų šoko laikotarpiu. Šiam kartui tiek. Tik priminsiu, kad ši tinklalaidė yra rengiama to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu, tai yra, jei naujienas mėgstate skaityti, o ne jau klausytis, galite naujienlaiškį užsiprenumeruoti ir gauti tiesiai į savo elektroninio pašto dėžutę. Visos reikalingos nuorodos tinklalaidės apraše. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas, iki kitų kartų.